Afganistano karas – vienas žiauriausių ir beprasmiškiausių 20-ojo amžiaus karinių konfliktų. Ir šaudimai traseriai skrido ir į vieną pusę, ir į mūsų pusę. Kur jį paskyrė, žuvo visi. Ir tas mūšis vyksta, tu turi atvežti tą kovinį. Tačiau kartais būna baisesnių dalykų negu priešo kulkos ar krentančios bombos. Labai didelė dėdavšyna yra iš pirmos nakties iš karto. Atlaikai, neatlaikai, susileidė, čia šūdas, nekreivis. Praktiškai po mėnesio ar pusantro ten rado pasikorusi. ...86 lapkritį, 88 gegužės mėnuo. Tai jūs tik metus prabuvot Afganistane? Pusantrų metų beveik. Kiek jums buvo metų, kai išėjote į Afganistaną? Kai ten patekau, jau buvo 19 metų, jau su kažkiek. Jau po pirmo kurso studijų. Aukštoji mokykloje, tada to laiku taip ėmė, po pirmo kurso. 18,5. 80 metais rudenį buvau išvežtas tenai. Bet nežinojo dar, kad tarnausit Afganistane? Ne. Tikrai nežinojom už tai, kad vežė mus į Ašchabadą, kiek pasakė tenai, į inžinerinę mokyklą, inžinerinių išminuotojų, kaip ten vadinasi, inžinierno-sapiornąją školą. Tai nežinau, kaip čia išversti sapiornai, tai sapioras tai yra išminuotojas. Tai vat. Į tą mokyklą pakliuvau, šiaip pagrindinė specialybė mano buvo vairuotojas, mechanikas БМР, бронированная машина разминирования. Tais, kai patekau į Sovietinę armiją, jau buvau senis, sakykim taip, pasenęs, tai man buvo 20 metų. Čia sovietų normatyvais 20 jau skaitėsi senis? Taip, senis jau. Jūs ne iš karto sužinojot, kad eisit į Afganistaną? Ne, mane paėmė į Vilnių. Vilniuje tas surinkimo punktas buvo. Tas surinkimo punkte ir iš pradžių mums sakė, kad mes į Vengriją važiuosim. Jau čia buvo laiškus rašom, viską Vengrija. Paskui kažkaip tai išvežė traukiniu į Maskvą ir Maskvoje mes jau pamatėm, kad Domodedovo aerouostas. O Domodedovo aerouoste tik Azija. Pavadinimas, mes irgi ne žiopliai tokie, kaip sakoma, susirinkti visi ten, kaip sakoma, į tą pusę žioplių neimdavo labai jau daug smarkiai. Ir šitą ir žiūrim, kad ten vien tik Azijos miestai. Mes karininkai už ausų. Arba tu sakai, arba mes įsilakstam. Sakom, tai sakyk teisybė. Mes, sakom, mes esam tokie žmonės, mūsų apie 30 žmonių buvo surinkti, sakom, mes esam tokie, pats matai, kad mes su mumis nepažaisi. Sakai teisybė, kur mes važiuosim, tada mes su tavim bendrausim. Ne, mes padaryti įsilakstysim, gaudysim, sakau. Paskui tą karininką sako, ir laiptį pravesi, mes jį tiesiog gerai paėmėm. Jauni buvom, daug aštuolikinių, ten keli 20 mečiai, kaip ir aš. Tai šitą, tai jisai pasakė, sakė, Afganą varysit. Jūs ėmė tiesiog į kariuomenę, ar jau iš karto žinojot, kad keliausit į Afganistaną? Iš tiesų tai esant mokomajam dalinį Dobelėje, Učepkiai taip vadinamoje. Jau pačioje pabaigoje teko kalbėti čiupokę arbatinėje, pas mus tokia vadindavo su mūsų pulko vadu Nagornu ir jisai pasakė, kad mes gavome sąrašus jau iš Vilniaus ir tenai buvo parašyta, kas turėtų vykti, būtų ruošiami į Afganistaną. O šiaip tai viso tarnybos metu kariniam tam dalinį mokomajam beveik nieko mes ir nežinojom.
Tik tai, kada medicininė priežiūra jau pakvietė daryti, tada jau tenai pamatėm užrašą, kad godin для прохождения службы в ДРА. Tai supratom, kad jau tinkami praeiti tą tarnybą. Tai ten 25 buvom tokie atrinkti, turbūt gal iš kokie 300 mūsų buvo kariniam tam mokomajam pulke. Tai iš tų 25 12 ir išvažiavom. O gal žino dabar, kaip atrinkinėjo, kurie keliauja į Afganistaną, ar tiesiog durdavo pirštu ir... Tai čia tikrai yra neaišku, kaip aš supratau iš to vakarininko, kuris pasakė, kad jie jau buvo Vilniuje gavę nurodymą, vat tie ir tie buvo pažymėti, kuriuos jau turėtų siųsti. Ar čia galbūt jau buvo nuo to laiko, kada jau tenai 16 metų gal būdavo mokykloje, kada jau kviesdavo ir tenai atsimenu, kaip dabar, kada klausė, kur norėtum tarnauti. Dar mokykloje esant, tai kažkaip tai pasakiau, kad pasienyje būtų gerai. Tai galbūt sakau su tuo susiję, o iš tiesų tai čia neaišku dėl ko. Afganistane, kad reikės tarnauti, aš sužinojau, kai paklausė, kur jūs būsit. Ar žinot, sako, kai jūs būsit, pavyzdžiui, jeigu trivoga tas, kaip čia, nežinau, kaip lietuviškai net, aliarmas, nu, vienu žodžiu, kur jūs eisit. Tai skaitas 40-osios armijos sudėties sukomplektavimas. Nu, mums pasakė 40 armija, tai mums nieko tas nesako. Paskiau jau tie seržantai sako, jūs žinot, kur ta 40 armija? Ne, sako, tai jinai Afganistane, sako, stovi šiuo metu. Tai va tada mes sužinojom, kad mes praktiškai visi ruošiame į Afganistaną ir 90% papuolėme į Afganistaną visi. Bet jau žinojot, kas darosi Afganistane? Iš tiesų tai, ką ten žiniasklaida tik tai rodydavo per televiziją, kad vyksta kažkokie mūšiai, heroizmas, bet tokiam amžiuje tai buvo piešiama visiškai ne tai, kas iš tiesų tenai vyko. Ir nebuvo tenai mūsų laikais per žiniasklaidą, per kitur pasakojama, kaip čia ten vyksta kovos ten ir taip toliau, operacijos įvairiausios. Tai praktiškai tos informacijos buvo labai nedaug. Ir netgi studentaudamas praktiškai nelabai ką tenai žinojau, kas iš tiesų vyksta. Nu, esant jau Čiepkėje, kada jau mokėmės, tai jau ten jau daugiau tokios informacijos, nes iš mūsų būtent to bataliono mokomojo ruošė tenai Afganistanui, ir buvo išvažiavusių, jau kažką tai tiems vyresniems draugams jau parašydavo, bet mes tie, kurie buvom kursantai, tai tikrai nelabai ten niekas ir negalėjom net suvokti, kad tenai visiškai kitaip yra, negu kad ten, ką buvo tas piešiama. Bet jau žinojot, kad grįžta cinko karstai? Jau kažkiek tai buvo girdėta, bet į mūsų kraštą Tauragės, tai tik tai Rimantas Kalvaitis buvo anksčiau grįžęs, tenai tos laidotuvės tokios buvo gan nemažos, bet nebuvo plačiau aprašyta. Galbūt į kažkurį tai rajoną, jeigu daugiau jų parveždavo, tai būdavo didesnis tas toks ažiotažas, o Tauragės krašte pas mus taip nelabai tas buvo akcentuota, tuo labiau, kad tas Kalvaitis iš Batakių buvo ten miestelio. Taip ten tie vyresni, kurie buvo vaikinai, nes jisai vienas iš pirmųjų buvo žuvęs, tai dar kaip mes ir dar buvom net ir jaunesni, dar gerokai nelabai tas ir kaip ir akcentavosi. Praktiškai ne, kol nepakliuvo į mūsų dalinį vienas dabaig tarnybos po sužeidimo iš Afganistano, jam ten jo nebevežė Afganistaną, jis papuolė į mūsų tą Čiepkę, seržantas ten, ir jis tada pradėjo ten truputį pasakot, kas ten dedasi. Nu, kad ten praktiškai karas, ten važiuojam, jeigu važiuoja, tai į karą ten važiuoja. Bet aišku, kiekvienas tikės, kad pačia geriausio, kad ten viskas bus gerai ir kažkaip tai atrodo, kitiems atsitiks, bet tau tai nieko. Tai žodžiu, jūs 19-metis važiavot be baimės į Afganistaną?
Nes paprasčiausiai nėra tos informacijos, tu neturi tos, bet pavyzdžiui, jau kai išskrendant į oro uostę tenai, susitiko mes, mums, tarp kitko, per sieną pervežė malūnsparniais, ir ten toks aerodromas karinis, ten nusileidžia malūnsparniai, kyla, nes Ašchabadas ten pasienis mus mašinom davežė, ten ne per toliausia, kad per sieną permesti į Afganistaną, ir išlipa iš malūnsparnių ten jau į Dembelį grįžę senį, kur skrendat? Kažkas sako, į Kunduzą, žinai, sakome. Ten sako, karkitės, viešaitės. Bet buvo kažkokie specialūs apmokymai prieš važiuojant Afganistaną? Nu, būdavo labai įdomu. Pavyzdžiui, kada vykdavo paprasčiausi apmokymai, bet mes tie, kurie buvom atrinkti vėliau, kažkaip tai tokį turėdavom, jautėm tokį dėmesį didesnį. Nu, kaip kažkam tai kaip lyg, nu, nesupratom, kodėl čia mumis taip kreipia tą dėmesį daugiau. Na, o šiaip tai ten tokie apmokymai kaip ir visur kariniam daliny. Na, ir žygiavimai, ir įvairiausi šturmavimai tenai, mokindavomės kažką, tai rūkapašnai, boj tenai jau specialus pasiruošimas toksai lyg vyko. Nu, bet kaip tiem remontininkam, tai galbūt ne tam galvojo, kad čia bus nukreipta, kad ten praversta. Afganistane tenai, aišku, kadangi tu esi mokomas tą padravnoją dėlą, kaip jie vadina, aš nežinau, kaip pažodžiu net išverst sunku, tai visą šitą ir praktiškai pagrindinis paruošimas tai buvo fizinis paruošimas, nes mus ruošia toj Ašchabado toj vadinamoj čepkiai, ruošia visus visiems daliniam ir nesvarbu kokius į dalinius papulsti, nes visuos daliniuos buvo išminuotojai privalomi. Sapiorai turi būti kiekvienam daliniai. Bet kaip jums buvo 19 metų, tai tikriausiai be baimės važiavot į Afganistaną. Nebuvo tokių suvokimo, kas tai yra karas. Galbūt dabar tam jaunimui mūsų taip pat truputėlį trūksta to suvokimo. Filmą žiūrėti ten arba apie Antrą pasaulinį karą, tenai kai tu žiūri, tenai kažkas kažkur kažką tai tenai vyksta. Tai yra du skirtingi dalykai ir kur yra reali tikra patirtis ir suvokimas, kas tai yra iš tiesų karas. Tai mes buvom 19-mečiai, tenai kiti su manimi tam mokomajam dalinį buvo ir 18 metų, tik tai po mokyklos. Tai čia tokio suvokimo, kas tai yra karas, tikrai nebuvo, jo jokio beveik. Tai galima sakyti, kad važiavot į Afganistaną galvodami, tai romantizuodami karą? Žinoma. Ar pamenat savo pirmą dieną Afganistane? Jo, labai gerai, nes iškart mes, kai nusileidom Kabulo aerodrome, iškart tenai kariniam tam aerodrome atsidarė tie vartai lėktuvo desantinio, išlipom ir visur šaudimo garsai kalnuose, nes ten šalia kalnų krūvos sudegusių įvairiausių technikos karinės. Ir karininkas sako, pasilenkit ir bėgte į ten aptvertą tą zoną, ten jau kur buvo tie moduliai kareivių. Nu, žodžiu, toks iš karto pirmas kaip ne krikštas, bet jau pirmas įspūdis, kad čia jau yra ne taip, kaip čia jau ką buvo tenai saugu, viskas gražu ir viskas aišku. Ar tiesa, kad kartais kareiviai bijodavo labiau Dedovščinos negu pačio Afganistano? Taip, tiesa. Jūs neteko praeit pačios Dedovščinos? Teko. Bet kaip aš tau, kaip ir sakiau, pradžioj, kad aš buvau biški toks ponaglis, aš ir Dedovščinės gal duodavau.
bet tų kareivius, kurie būdavo silpnesnės valios, jos greit palauždavo. Nu, pas mus, kiek aš mačiau, pas mus, kaip tą pasakyti, neleisdavo palaužti iki galo. Jos kažkiek tai biškai prilaikydavo. Nu, kažkokio pavyzdį galiu pasakyti, man jau išėjus tarnaut, davė tušonkė. Žinai, kas yra tušonkė? Kondensuotas pienas. Ne kondensuoto pieno davė į kišenę. Panešką. Nu, aš įsidėjau iki panešką. Nu, panešinau, tai iki aulyklos stėjau, ant stalo aš pasidėjau, prakiurdžiau, įsipyliau. Ką tu darai, sako, čia mūsų? O tai kodėl, sako, čia jūsų? Mes tau davėm ją atnešt, nu, tai sakau, jeigu davėt atnešt, ateikit, pasimkit. O, prasidėjo čia mes taip ir taip, gerai, sakau, ateikit, pažiūrėsim, kad gausis iš to. Nu, vienu žodžiu, taip pat. Ponaglis buvo biškutė. Bet, o kas labiausiai propaguodavo tą dėdavščiną? Azijos, tadžikistaniečiai, daugiau uzbekiečiai? Učepkiai, nu, žinai, kas ten učepkiai yra, ne? Učepkiai buvo vienas toks aziatas, nu, kaip jisai, turkmenas, matau, uzbekas, negaliu pasakyti, nebeatsimenu, koks jos toksai. Kaip jo šaukimo seržantai sakė, jisai traktoristas yra. O vaizdavo, šnekėjo šitiem jauniem, kad jisai ten baigęs, ten mokslus didžiausias, tai ir eidavo, tikrindavo krūtinę, žinai kaip krūtinę. Smūgis į šitą, į Adomo obuolį, atlaikai, neatlaikai, susileidė, tu čia šūdas, ne kareivis. Ir šitaip, piktai pažiūrėjau ir pasakiau, sakau, nebandyk man duoti, sakau, gausi atgal. Tai jis mane praleido. Ir po kiekvieno karto tikrindamo jis mane visą laiką praleidavo. Tai kad reiškia, jis nebuvo šitas tikras. O pagrindinė taip, man pasisekė Učepkė vien dėl to, kad mano seržantai ėjo jau namo. Dembeliai buvo. Ir jie mūsų nelaikydavo. Jie pasakydavo, va, jūsų darbas tas padarot, viskas gerai. Nepadarot, kaip sakoma, enksim jumis, smauksim. Kiek mažo nepanaudosiu, būtų aiškiau pasakyta. Bet šitą enksim, smauksim. Tai mes stengdavomės padaryti tą, ką jis pasakė. Jie mūsų ramėjo, mes, kaip sakoma, duodavo tą laiką, mes anksčiau padarydavom ir mes galėjom sėdėti. Mums vien dėl to pasisekė, kad mūsų seržantai buvo dembeliai. Va. Nu ir dar įspūdį paliko, kad kaip tik vyko teismas, mums tik tai tenai nuvykus dėl išvežimo į disbatą turbūt ar 3 ten teisė, tokius jau pačius rimčiausius dėdus. Už žeminimą kitų kareivių. Už dėdavščiną? Jo, už dėdavščiną. Ten pagrindinis dalykas už tai. Ten, tai kaip sakydavo, čia tas rembatas, tai yra tik tai Zaliočiukų vieta, tokia skylė. Tai va, o vairuotojai, jie aišku kolonose, mes turėjom savo tvarką, irgi aišku, kas daugiau atitarnavę tvarka. Aš dar kaip ir seržantų mokyklą baigęs, tai kolonos vyresnysis. Tai ten buvo šiek tiek dar kitas iššūkis, nes kamandira Dilienėje vaditeliai, žodžiu, vadu pastatė to būrio vairuotojų, tai reikėjo tenai prižiūrėti šiek tiek tą tvarką, tuos daugiau atitarnavusius, kad tuos jaunesnius šiek tiek mažiau enktų. Nu, žodžiu, kitokie iššūkiai buvo. Aš į Afganistaną papuoliau 81 metais, birželio 1 dieną. Atsimenu, kad vasaros pradžia, 1 dieną vasaros. Ir man tuo pasisekė, kad papuoliau į tokią mūsų tą kuopą, rotą, kuriai kažkur tai apie 80% visi buvo dembeliai, seniai. Mes ateidinėjom, jie išeidinėjo. Ir mes pratarnavę pusę metų atlikom praktiškai ten liko ten vienas kitas, kuris tarnavo metus,
pusantrų metų, nežinot, būdavo ten dedašina, tą viską, bet pas mus to nebuvo už tai, kad nebebuvo tų senių, nebebuvo ką mūsų vaikyti. Mes atitarnavę pusę metų, kiti atėjo paskiau jau po mūsų, kurie buvo pavasarinio šaukimo, 3 mėnesius prabuvo karantinė ir sąjunga ir jie atėjo Afganistaną, ar mes pusę metų pratarnavę, jau mes jau 9-8 mėnesius buvom pratarnavę, jau mes atlikom šit neseniai. Tai kažkaip tai aš to dalyką, ką kitiem kliuvo, tai išvengiau, kad man nereikėjo pergyventi tos dedavšinos. Tai Bet dedavšina buvo stipri sovietinė armija. Jo, jinai buvo stipri ir laipsnis tavo nieko nereiškia. Ar tu ten seržantas, ar eilinis, ten tau pagrindas yra, kiek tu pratarnavai. Atsimenu tokį kuriozišką gal pasakymą, žinot, sėdėm palapinėje, nuveinu prie bakelio geriamo vandens, nebėra vandens. Ten buvau pas draugą nuėjęs į pėsininkų kuopą tą. Jisai, ką, vandens nebėra. Pasižiūrėjo, toliau ten sėdi seržantas jaunesnys jis. Saka, mladšis seržantas, saka, ten toks, razрешите обратиться. Tas tai pasimetys, taip, eilinis į jį taip. Saka, nu tu ką, blema, nematai, kad nėra vandenio, saka, stvėriai bakelį, saka, nu taip pradžia tokia atrodo kultūringa, stvėriai bakelį, saka, eilinis įsakinėja seržantui, kad ne už tai, kad eilinis jau pratarnavęs metus, daugiau, o seržantas tik tą ką iš po mokyklos atėjęs. Bet būdavo tikriausiai ir žiauresnių atvejų, tiesiog susidorodavo su kareivėliais. Kaip ir visur. Tai matot, pas mus, aš skaitau, vis vien buvo kažkiek kitaip, nes nebuvo tokios, kaip sakant, nežinau, kiekvienoje vietoje yra kita tvarka. Kaip sako, tu gali pasakyti, va, pas mus buvo taip, pas mus buvo taip, pas mus buvo taip, o pas mus buvo dar kitaip. Nes visi važiuojam į operacijas. Pas visus yra automatai. Pas visus jie užtaisyti. Ir tu negali kažko tai ten duhint, kaip sako, ar kažką tai, kad, nes, nu, nežinai, tu su juo eisi kartu. Ir kaip paskiau, jis paskiau tave sužeitą atems. Suprantat? Ar yra kas jūs labai šokiravo per tų 1,5 metų Afganistane? Nu, nuvykus tai galbūt buvo labai toks įdomus pirmiausia epizodas, kada su draugu buvom pakliuvę į batalioną, į rotą, kurioje, nu, tokia pasirodė, kad labai didelė dedavšina yra iš pirmos nakties iš karto. Iš tiesų tai mūsų tenai nelietė, bet tie, kurie buvo daugiau atitarnavę, tai truputėlį auklėmai jau darbą vedė tarp tų jaunesnių, kurie ten buvo draugai, tai jau galvojom, dabar tai jau čia 1,5 metų, tai jau turėsim ohoho ir bent pusę metų. Nu, bet ten susiklostė tokia situacija, kaip mes tenai pavadavom tuos vairuotojus, 2 dembelius, kuriuos jau turėjo paleisti, tai jie mumis ten truputėlį ir paskui prisaugojo. Užstojom. Nu, jie kaip buvo, mes jiems buvom kaip bilietas į namus. Turėjo paruošti mumis ir išsaugoti dar. Ir išvažiavom į pirmą ten tokią komandiruotę į Hairatoną. Greit, turbūt po kokio kelių savaičių. Tai ten visų tų įvykių, kas tenai pradžioje dėjosi, mes ir nematėm. Tik kai grįžom, jau buvo viskas, jau ramu. Čia turbūt galbūt buvo skirtingai kaip kur. Bet remonto batalionas jisai truputėlį išsiskyrė tokiu savotišku dalyku tuo, kad dalis tik tai tų kareivių važiuodavo į tas operacijas, vairuotojai arba kažkokie spec jau tenai jau tie žmonės. O taip daugiausiai visas gyvenimas virė vietoj, tenai remontuodavo sudaužytas tenai variklius kažką, tai dar ten tokius. Nu, tai matyt tas toks tų grįžusių jau su didelė patirtim, tų kareivių persiduodavo jau žemyn, nes aš kai dabar prisimenu, kaip jie kaip įvardijo tos mokymus, tai buvo
Važdienėje Čerė-Salangą. Žodžiu, jaunus mokino, ką reiškia pervažiuoti per Salangą. Ten yra Salango tunelis, aš ten ne vieną kartą per jį esu važiavęs. Nu, tai jiems tos mokymus pravedė važiavimą kad ir jie žinotų, ką tai reiškia tikra tarnyba šiek tiek. Na, dabar galima šiek tiek jau su tokiu, kaip sakoma, pasijuokimu kalbėti, bet iš pat pradžių tai, sakau, toks įspūdis buvo labai, nelabai koks. Ką jie darydavo? Aš suprantu, kad tai yra perkelta prasme, kad tunelį pervažiuoja, tai ką? Ten tą tunelį, jeigu apie tą mokymus šitos, kur pravedė, tai buvo, žodžiu, tos kojkos, lovos, tai po apačią, jie po tų kojkų apačią turėjo tie jauni pasilindę tenai važiuoti per tą tunelį, o viršom, žodžiu, apšaudimas iš viršaus tenai, čerpakai tie vadinami tenai šokinėjo, tiems šiek tiek aplaužė šonus. Na ir paskui toliau ten įvairiausi buvo ir ant taburečių, ir desantavosi, žodžiu, visokiausių tokių buvo jau išbandymų. Tuo labiau, kad karininkai jie užsidarę buvo savo kaptiorkėje tenai ir niekur nekišo nosies, o viską darė tvarką toje kazarmoje, tai vien tik tai tie daugiau, kur atitarnavė. Ir kuo daugiau atitarnavė, tuo mažiau tenai pareigų turėjo, tik tais žolę parūkyti, ką nors ten. Tai žodžiu, remonto batalionas, ten apie kažkokius apdovanojimus, dar kažką, tai ten 100 metų ten niekas niekada nebuvo net ir kalbėję. O esat matę, kur jau palūžta žmonės? Taip. Net laikė. Jiem padėti nieko negalima. Bet jie likdavo taip tarnauti, ar pasibaigdavo kilpą? Visokių. Vienas nusišovė, kitas pasikorė, trečias susitaikė. Čia nepasakysi, žinau. Čia labai sunku pasakyti, čia nuo žmogaus psichikos priklauso labai. Priklauso nuo žmogaus, koks jisai stiprus vidumi. Taip, visiškai teisingai. Koks jis stiprus vidumi, kaip jisai galvoja, kaip jisai... Kitas atsispirdavo, atsistodavo ant kojų. Nusileidęs. Dar priklausydavo nuo to, kokį gaudavo draugą, mokytoją, gerbėją, užtarėją, kokį gaudavo. Kitas jį pakeldavo, o kitas nenorėdavo pasikelt pats jau. Ar būdavo kareivių, kurie palūždavo dėl dėdovščinos? Jo, esu ir pats matęs, kaip ten tikrai ir mūsų lietuviukų, kad net patys lietuviukai, jie sunkiai juos galėdavo netgi ištraukti iš to žeminimo. Bet, kaip sakau, dvasiškai kiti buvo labai tokie silpni ir užguiti. Ir aišku, dar į kokį dalinį pakliūdavo. Jeigu ten vienas būdavo tarp juodukų arba tarp kita taučių, tai labai sunkiai adaptuodavos kiti. Tai jeigu jau pajusdavo, kad žmogus silpnesnės valios... Taip, iš karto jau jisai visus darbus dirbdavo, geros širdies žmogus. Kaip gali nepadėti? Kokios jūsų konkrečiai pareigos buvo Afganistane? 1,5 metų Kamazo vairuotoju pratarnavau, tai... Kaip sakoma, buvo įvairiausių tų tokių kaip operacija ar žygis kažkoks, įvairiausių tokių nutikimų kaip tenai. Jūs konvojais važinėdavot? Mašina mano karinė buvo tokia, į kurią kraudavo įvairiausia, ir bombatarą tenai kraudavo, ir atsarginės dalis vežti tekdavo. Žodžiu, įvairiausias kolonoje paprasčiausiai nebuvo nei ginkluotės, toje mašinoje nebuvo, ten kaip pavyzdžiui kitos lydėdavo kolonas tenai zenitkės, dar kažkas, tai buterai, tai mes buvom kaip krovininės mašinos tik tai. Palapinių tas miestelis,
kariuomenė išeidinėja, jie, kaip pas mus buvo tas vadinamas dezinfekcijos pastotė, taip ją vadinkim. Dezinfekcijos pastotė jinai utėlės, blusas naikindavo, ten pripilė chemikalų kraniukų, vienu žodžiu kraniukai, kažkur tai pas mane nuotraukos dar yra šitos pastotės nufotografuotas. Tai ir darydavom mes karštą vandenį. Tai mes visą turėdavom plauti, buvo sujungtos, pasakytos valandos, koks pulkas, kaip eina plautis. Tai va, visą šitą plaudavom, skalbdavom, dezinfekuodavom, per mumis visas ėjo, visas išvedimas. Tai aišku, kariuomenėje, kaip sakoma, per kelis etapus, per Kušką, per ką aš buvau prie tilto. Ir prie tilto va šitą visas išvedimas ėjo per tiltą ir mes visą šitą išvedimą skalbėm, plovėm, tvarkėm. Ir kinas buvo, ir valgykla buvo, ir meditpunktas buvo, ir vat, mūsų šitas va, san mazgas, vadinkim, taip va buvo, vienu žodžiu, daug buvo. Geriausias mano tarnybos metas buvo, kai pats geriausias, lengviausia atsiminti, ką geriausias buvo. Kai man reikėdavo lydėti kolonas nuo Kunduzo iki Baglano, tai truko gal kažkur tai 3 mėnesius. Aš ryte atsikėlęs, neidavau, kai būni pulke, neidavau nei tą razvot, ten, nežinau kaip ir paaiškinti, ten ryte visus susirenka, ten tu tą, nei man už tą nieką, aš iš karto eidavau į autoparką, savo mašiną BMR išvarydavau priekį kolonos pastatydavau, grįždavau į pulką, pavalgydavau, papusryčiaudavau ir susirinkdavau visą koloną ir tą koloną nuo Kunduzo, ten važiuodavo visi šitie nalivnikiai, ten, tie, kurie veža kūrą, veža visus produktus, viską. Tai vat, stodavo priekį kolonas, paskui kas kiek tai mašinų stodavo, ten tankai, BTR-ai, BMP-škės ir mes lydėdavom koloną, mūsų buvo tikslas nulydėti ją saugiai iki Baglano. Baglane perimdavo tenai Pulihumry vyručiai, mes laukdavom kitos grįžtančios kolonos, tą koloną dalydėdavom į Kunduzą. Tai va ten buvo mano pats šviesiausias gyvenimo Afganistane metas, nes ką mes darydavom? Žiūrėdavom, kaip čia, teisybę sakant, kaip kūro kažkur tai nuleist, parduot, nusipirkt, parūkyt anašos, čersą, kad gautum, kad linksmumą tokią gautum, kad tau stresas tas neimtų. Apšaudimų būdavo ten labai mažai, minimaliai praktiškai. Ten minų ant asfalto daug ir nepristatysi. Tai vat, kelias ruožas būdavo gan ramus. Tai vat, tai pats lengviausias etapas buvo tarnybos. Krovinių gabentas, vairuotojas, taip, krovinės pakrauni, neiškrauni, kiti pykdavo, oi, sako, mes kodėl nedalyvauja mūšiuose, sakau, tu džiaugi, kad nedalyvauja mūšiuose, tu sakau, tu įsivaizduok, tave sužeis ar tave nušaus, tu veži krovinį. Ir tas savo mūšis vyksta, tu turi atvežti tą krovinį. Ir tu pabėgi, ten nušauna, sužeis dar kaip, ir to krovinį atveži, kas sakau gausis? Čia sako, Bauko gaus, mūsiškiai. Taip, sakau. Tai sakau, tu irgi svarbus asmuo esi. Taip, tai sakau, ko tu čia dabar stradalinė. Bet jūs lygiai taip pat konvojuose apšaudydavo? Taip, apšaudydavo ir paskui tapau sanitaru. Mano pareigos buvo sanitarinė kontroliniai propustnojų punktų. Tai per mumis, jeigu nori pakliūti į sąjungą, turi pereiti per mumis. Jeigu aš tau, pavyzdžiui, uždėsiu štampą, tu piktas, negeras, man nepatikai, ar kaip ten toliau, sakykim taip, aš tau štampą. Pakšt uždėsiu, reikia praeiti procedūrą, paimti tavo tepinėlį išmatų
ir aš tau atrasiu, kad pas tai vidurių šiltnė yra. Tu pas mane 10 parų gulėsi. O tu atostogų gavai 30 parų. 10 parų kelioniai, 10 parų atostogų, 10 parų grįžimui. Tu pas mane 10 parų gulėsi. Kiek tavo atostogų bus? 10. Nebus 10. Todėl, kad 10 nuvažiuot, 10 grįžti. Tu 10 pas mane guli. Atvažiavai pas mamą, pabučiavai ir išvažiavai. Viskas. Tai su mumis niekas nesipykdavo. O esat patekę į pasalą? Tai kiekvienoje operacijoje būdavo įvairiausi tenai tie nutikimai. Būdavo ir apšaudimai įvairiausi, tai stovėdavai kitą kartą kokią pusę valandos prie kokios tenai žalumos zelionkė. Kitą kartą kažkur tai praūždavo tas šaudimas, tai šokdavom visi lauko irgi visas pusės šaudyti į tą bendrą. Tik tiek, kad ir iš tos pačios Hosto operacijos, kuri ten buvo viena iš ilgiausių, magistralė vadinosi, tai jau sutemus jau grįžinėjome atgal, tai buvo labai ten jau į tamsu ir šaudimai traseriai skrido ir į vieną pusę, ir į mūsų pusę, į ten atgal šaudėm, kas kur ką galėjom, žodžiu, ta tokia visa kanonada ten įvyko toks. Ir tarp kitko ir mūsų lietuviukas prieki su BTS važiavęs ant minos, kaip tik buvo užvažiavę. Na tai irgi buvo išgabentas jisai tenai sužeista. Bet tik sužeidė jį? Jo, jisai buvo kontūzitas ir jį išgabeno. Na, tenai tokia gavosi situacija, kad kaip jis paskui pasakojo, grįžęs iš ligoninės, kad stovėjo burbuhaika atsidariusi, ale remontuotis, o jisai norėjo aplenkti paprasčiausiai ir užvažiavo ant minos. Na ir visa kolona sustojo, paskui jau prasidėjo ir šaudimas jau vėliau. Bet kaip suprantu, jeigu buvo pats lengviausias, tada buvo tikriausiai ir pats sunkiausias. Buvo. Tarnavau, tai yra dalyvau daug tokiuose 81 metais rudenį buvo Mazari Šarif didelė operacija, į kalnus mus ten metė ir tada atsimenu žuvo iš mūsiškių vienas, Ergašovas toks žuvo, atsimenu, uzbekas. Ir kurios paskyrė, prie kurios, matot, nei vienas dalinys negali eiti be sapioro. Tai mes išvažiavom 8, grįžom tada 7, atsimenu. Tai buvo pirmas netekimas, o tada iš mūsų, iš tų jaunesnių tokių. Ten praktiškai, kur jį paskyrė, žuvo visi. Būčiau aš ten pakliuvęs, būčiau aš negrįžęs. Į pasalą papuolė? Naktį mes užtvėrėm tą užšėlyje, nu kaip ten. Teritoriją užtvėrėm, kad niekas iš jos neišeitų. Ten mums niekas ten nesakė, ten buvo kažkur tai apie 200 madžahedų, dušmanų. Ir jie išėjo, nu suprantat, kai tokia minė žmonių, jie išėjo siaurą vietą. Ne taip, kad pult visą, bet siaurą vietą ir per tą vietą, kur jie išėjo, tai ten visi ir žuvo tą vietą. Ar buvo papuolę į tokių situacijų, kad galvojat, nu, gal negrįšiu į namus dabar jau? Buvo tokia viena situacija, kai visi išėjo ir mumis 3 parom paliko vienus. Dykumoj toj, tam parke. Tai gerai, mes turėjom tokį šuniuką. Mažiuką pasėmėmės jį. Prieš metus ar pusantrų metų vardas Ryžikas buvo. Davėm, ryžą šuo buvo, bet Ryžiką davėm. Kaip sakoma, gal negražiai pasakysiu, bet prilupom. Ir kur tai? Girdim, Ryžikas lojas labai smarkiai. O Ryžikas lodavo tik tai ant karininkų ir ant basmačių. Automatai, čia viskas palivėta. Sakau, basmačiai tai bus senai jau per palapinę, per šaudę. Tai reiškia karininkai atėjo. Karininkai per duris nueit, a Ryžikas prie durų pririštas. Neleidžia. Karininkai palapinę traukia. Sako, rебята, мы за вами.
Nu, tai, tada jau, nu, sakau, 3 paras, tai mes, kaip tą sakyti, sėdėm vakare, nu, prieš tą visą atvejį. Nu, kas daryti, nu, tai kiek mes 3 sėdėm, 3 lietuviai, man atrodo, 3 lietuviai sėdėm, nu, kas daryti, nu, ką tu gali padaryti su 3 automatais, nesvarbu, tų šovinių krūva didžiausia yra. Nu, ką tu gali su 3 automatais padaryti? Nu, kaukšti. Palupė, nu, atsigulė ryte, pažiūrėjai į dangų dar, matai, šviesas gerai, reiškia, ačiū Dievo gyvas dar.